Sveiki. Senai nekalbėjom. Daugelis mano klausytojų yra įpratę, kad Facebook'e, YouTube'e aš atnaujinu įrašus kas savaitę, o šį kartą jau ko gero visas mėnuo praėjo. Pasakysiu priežastį. Lankiau ligonį ligoninėje. Sunku ligonį, įdomi situacija. Įdomi situacija, verta dėmesio situacija. Žmogus važiavo keliu už vairo ir pamatė iš sodybos, per tvorą, per aukštą tvorą kas atsitiko tam arkliui, peršoko arklys ir bėga link upelio ir ruošiasi jau šokti per upelį. Ir žmogus stebi, ar jis peršoks ar neperšoks, kas ten atsitiko. Bet prabudo jis ligoninėje. Sugipsuota ranka, sugipsuota koja, nugalvojus lankstelis ne vietoj ir taip toliau. Ir štai aš lankau jį žmogų palatoj, 6 vyrai palatoj guli. Ir va tas kiekvienas įvykis gali duoti minčių, apibendrinimų ir ieškojimų ir pamokymų. Ir man tas įvykis ypatingas tas ir tęsinys. Toj palatoj visi 6 vyrai, taip pat vienas avarija, vienas nudegė, kitas ten nukrito, medis jam ant kojos ir taip toliau. Visi kažko perskubėjo, visokios situacijos. Žodžiu, traumatologinis skyrius. Bet įdomiausia, visi 6 praktiškai pastoviai kalba, įdomios jų kalbos. Kodėl atsistatydino ministras? Kodėl dabar tas ministras ėmė atsistatyti? Kodėl premjerė jį keičia, kai čia nedaug jau liko laiko? Ar bus geresnis ar blogesnis? Ar ten korupcija buvo, ar bus dar didesnė korupcija? Kodėl, reiškia, kokios ten su Anglijos princesė darosi? Kažkur ten dingo, kažkur nepasirodo. Kas jai galėjo atsitikti, ne? O ką popiežius pasakė, tai vos ne iki muštynių, ar ne vienas, kad teisingais už tai, kad kitas, kad jis nesąmonė pasakė ir taip toliau, ar ne. Paskui apie dronus, pavargs apie popiežių, eina apie dronus, apie raketas, apie Abramsus. Apie Abramsus, kad ten kur kovoja, ar ne, kur ten, kaip jie ten kovoja, kiek mums reikia, ar 60, gal užtektų 50, gal biškit socialinė mane, o gal reiktų 7. Bet aš klausausi jų kalbų ir stebiuosi, niekas nekalba apie gyvenimą. Kiekvieno žmogaus gyvenimas, kiekvieno žmogaus biografija gali būti labai pamokanti kitiems žmonėms. Aš, pavyzdžiui, televiziją vien biografijų kanalas klausau ir daug randu, ir iš tų randu ir savo taikyti, ir pasidalinti kitiems. Niekas nekalba, kaip išmintingiau gyventi, kaip patiems kurti tą gyvenimą. Bet įdomiausia, kad aš grįžęs iš tos palatos, aš klausausi radiją, kad radijas lygiai tą patį kalbą. Kaip ten su ministru, kaip ten su korupcijom, kaip su ta princesė, kaip su popiežiu, kaip su dronais, kaip su Abramsais. Ta pati ir čia ne apie gyvenimą, taigi yra ir tiek skurto gyvenimo, tiek mūsų tos kainos kyla, kodėl gamyba vyksta, ten ieškojimas to žmogui, kuris nei vieną tą temą, ką kalbėjau palatoj, ką kalba radijo, netinka man, reiškia man netinka ir kitam gyvenimui. Bet svarbiausia, aš pastebėjau, kad žmonės keičia savo asmeninį gyvenimą nuo tų žinių, nuo tų kalbų. Nuo tų kalbų per radiją ir jų pačių. Reiškia, vienas mano draugas jau įsirinko projektą, įsirinko sodybą, kur statys sklypą, įsirinko, kur statys namą. Sako, kaip statyti, sėdė abudu, reiškia, su žmona, kaip statyti ten dabar namą, kai raketos skraido. Raketos gali atskristi, ne, ir taip toliau, ar ne. Kita draugė mano atkėlė vestuvės, sako, kai mes vesimės, kai čia kalba apie karo grėsmės visi, ne, čia reikia rūpintis, reikia sirenas išbandinėja ir kur slėptis ieško, o mes čia vestuvės šoksime, ne. Nebereikia seminarų. Seminarai mano visi energetiniai seminarai, kaip atrasti energiją, o dabar tam laikmetį, tam sunkiam, permainingam laikmetį energijos reikia žymiai daugiau. Paradoksas, anksčiau energetinių seminarų reikėjo, kai buvo ramesni laikai, dabar jų mažiau reikia, beveik nebereikia, kai tikrai energijos reikia.
Ir kad žmogui tikrai nereikia atkeisti vestuvių, tikrai reikia mylėti, tikrai moterį reikia apkabinti, ieškoti kur šeimas, gimdyti vaikučius ir taip toliau. Ne? Vat, bet jeigu aš ilgai kalbėsiu, nepadės. Nepadės žmogui, jau aš supratau, kad žmonės turi barjerą, tą emocinį barjerą, jie po to negatyvo prisirinkę, jie nebepriima, nebemato savo gyvenimo. Jie mato, būtent kaip tas draugas, kurį įvažiavo, jis pakeliai gyvenimo ir mes gyvenimo pakeliai. Bet todėl aš daug ir šiandien nekalbėsiu, bet aš jums patarsiu, jeigu kas, yra gražus pasakymas. Jeigu nori gyventi kitaip, o tie mano visi norėtų gyventi kitaip, visi liūdnybė, ir sako, aš nieko neieškau. Taip, jeigu nori gyventi kitaip, daryk tai, ko nedarei. Jeigu jūs dar nebuvot mūsų svetainiai www.3žvaigždutės.lt, atsidarykit svetainiai. Mano visos temos, viso Facebooko, YouTube yra skyrelė, sakykime, atsidarykit gyvenimo energija. Jums tai reikia paspausti ant pavadinimo, jūs atsidarysite nors vieną metodą pasinaudos, nors vieną ten būsenos, sakykime, energetinės būsenos metodas, kuris labai paprasta, bet gali jis labai pakeisti, duoti žmogui energijos, ne? Daug neieškant didelių teorijų, būsenos, pakeisti savo būseną, pakilt energingai, mostelt ranką, ir argi sunku. Rezonanso principas, kur dėmesys ten energija, tai yra pagrindinis. Jeigu tavo dėmesys buvo šalikėlė, tai ir tu griuvy atsidūrė. Jeigu tavo dėmesys gyvenimo pakeliai, tai tu nekuri jau gyvenimo. Net beraštis žmogus, beraštis, nei vienos A raidės nemoka parašyti, jis yra vis tiek savo gyvenimo kūrėjas. Jis įkūrė tokį gyvenimą. Ir tas griuvy atsidūręs mano draugas taip pat, jis sukūrė tokį gyvenimą, sukūrė mintim išėjęs iš gyvenimo, žvilgsniu. Mes mintim išeinam iš gyvenimo, mes taip pat turim vargo. Vargo pirmiausia, kad mes nebeieškom. O tai įsivaizduokim, kad mes plaukiam valtį, didelė laiko upė. Upė plaukiam valtyje, ne? Ir daugumoj žmonių, 90%, gal dar daugiau, sėdi, kur ta valtis neš, ten ir bus. Tai yra pasakymas, taip man lemta. Tai nelaimingas pasakymas, ne? Tas valtyje apsidairyk, ką tu turi, gal ten yra meškeriai, gal ten yra irklai, o gal net tai yra motorinė valtis. Tu pasirink tą krantą gražiausią, tu pasirink tą upelį, tą intaką, kuris veda ten į pievą, į gražų kalnelį, ar ne? Po to ieškojimas galimybių, o galimybių yra, bet jeigu tu pasakai, kam lemta, tu uždarai visas galimybės, tu ieškai, nebeieško, ne? Va, kurti savo gyvenimą, ieškoti, ypatingai dabar reikia. Bendraukim, ieškokim, aš šiandien ir norėjau tą pasakyti. Neišklyskim iš savo gyvenimo kelio, gyvenkim savo gyvenimo keliai, savo gyvenimo akiratyje. Savo gyvenimo kelyje būkim, ne mintise, jausmais, rankom, tušinuku, žvilgsniu, noru. Noras gyventi, vat viena mano pasveik gyvenimo viena tema. Galiu pasakyti pabaigo, arklys peršoko per upelį, jeigu tai svarbu. Arklys peršoko. Jeigu nesvarbu, atsidarykit www.3žvaigždutės.lt. Norėsit bendrauti, toliau mes susitiksim ir toliau, ir dabar dažniau įrašys, tas žmogus jau išėjo iš ligonės, jis kaip tik daug atrado mano svetainėje, linkiu ir jau susitikim svetainėje, www.3žvaigždutės.lt, ieškokit savo energijos. Norėsit pabendrauti su manim, atsidarykit skyrelėje toj svetainėje, kontaktai. Visada surasit mane, man visada miela bendrauti ir laukiu naujų susitikimų, naujų jūsų skambučių ir labai miela, kad aš gaunu skambučių po kiekvienos laidos. Tikiuosi ir dabar ieškokim ne kas šalikeliai, o kas gyvenime mes patys savo gyvenimo kūrėjai. Sėkmės, iki sekančių susitikimų.